Visi žino, kad Vilniuje yra Gedimino pilis, yra žemutinė pilis, kuri statyta, bet matyt nedaug yra žinančių, kad yra dar trečioji pilis buvo, vadinama Kreivoji pilis, kur dabar vadinam Kalnų parku. Esu Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Arcevičius. Sveiki, aš Oksana Valioninė, esu urbanistė. Archeologai tyrinėja žmogaus priešistorę. Tai yra tas laikotarpis, kada nėra išlikę rašytinių šaltinių. Jų metodai labai įvairūs ir vienas iš jų, pavyzdžiui, yra reljefo tyrimai, kuriais rėmėmės atkurdami Kreivojo miesto struktūrą. Urbanistika tai nėra atskira mokslo sritis, tai greičiau visų miesto tyrimų duomenų visuma. Urbanistai gali būti ir istorikai, ir archeologai. Aš esu miesto planuotoja. Jau labai seniai dirbu su viduramžių miestu, tad žinau jo vystymosi specifiką ir mano darbo esmė yra sujungti visų mane supančių specialistų žinias į visumą ir parodyti, kaip galėjo atrodyti mūsų Vilnius. Lietuvos istorijos institute mūsų mokslininkų grupė tyrinėja Kreivojo miesto, o kartu ir viso Vilniaus ištakas tuometinių europinių įvykių kontekste. Kreivasis miestas buvo užpultas ir sudegintas kryžiuočių 14 amžiaus pabaigoje ir nebuvo atstatytas. Tai, kad viduramžiais vykdavo karai, iš esmės nieko nestebina. Miestai buvo puldinėjami, jie degdavo, po to buvo greitai atstatomi ir gyveno toliau. Tačiau Kreivasis miestas ne. Po to, kai kryžiuočiai jį užpuolė, jis taip ir nebuvo atstatytas. Ir nuo seno mokslininkus labai domina klausimas, kodėl? Čia yra keletą priežasčių. Visų pirma, 14 amžiuje jau Algirdo laikais už gynybinės sienos buvo įsisteigę priemiesčiai. Tai buvo rusų priemiestis ir katalikų priemiestis. Vienas dalykas, o antras dalykas, priėmus krikščionybę, šitie priemiesčiai turėjo labai didelį įtaką. Sudegus šitai piliai gali būti, kad šitie priemiesčiai įtakojo labai miesto plėtimąsi šiaurės kryptimi, dabartinė senamiesčio pusė. Tenka pastebėti taip pat, kad pilies sunykimas sutampa su krikščionybės priėmimu. Todėl galima sakyti, kad Vilniaus lopšys, sostinės Vilniaus lopšys būtent poganybės laikotarpį buvo būtent Kreivoji pilis. Ir panašu, kad kryžiuočių užpuolimas tai nėra tikroji Kreivojo miesto smukimo priežastis, o tik tai jo simptomas. Tikroji priežastis tai yra jaunos valstybės iškilimas. Ir tai, kad jos valdovas pradėdavo kontroliuoti visas svarbias gyvenimui sferas, tokias kaip ekonomika, administravimas ir taip toliau. Ir šio požiūriu Kreivasis miestas žlugo ne dėl kryžiuočių puolimo, o dėl to, kad jau buvo morališkai pasenęs. Jis sunyko taip pat kaip ir Kernavė ir tikriausiai dar daugelis tokių pat Lietuvos taškų. O kryžiuočiai tik pribaigė tai, kas jau ir taip neturėjo šansų išlikti. Ir labai svarbu prisiminti, kad miestas yra labai ilgai gyvenantis ir labai dinamiškas organizmas. Jeigu atsiranda pokyčių būtinybė, jie įvyksta, norim mes to ar ne. Ir jeigu šitų pokyčių nebebus, tai reiškia, kad organizmas miręs. Tad nereikėtų bijoti pokyčių, kurie vyksta Vilniaus mieste. Tai yra normalus istorinis procesas, tai tik tai istoriko pareiga ir darbas tai atskleisti visuomeniai, ją rūpintis ir puoselėti.